Labą dieną visiems. Šiandieną turiu labai įdomų svečią. Tai yra vertėja Marytė Kairytė, kurią Anglijoje gyvenantis lietuviai daugelis tikiu, kad žino, nes daugeliui yra vertusi dokumentus, o turbūt vaikam gimusiems Anglijoje, tai turbūt kas antram jau esi išvertusi gimimo liudijimus, nes juos reikia pristatyti lietuvių kalba į ambasadą, norint gauti lietuvišką pasą. Taigi sveika, Marytė Kairytė. Labą dieną, Sandra. Taip, jau dokumentų išvertus net labai daug, yra labai įdomu iš tikrųjų sekti seką pokyčių šeimų. Ten būna vieną išverti vaiką, po metų, po 2 dar vienas, tada būna ir skyrybos, ir santuoka nauja, tai tiesiog aš jau tas žmonės žinau, jau jų seką gyvenimą ir labai smagu stebėti ir padėti. Aš taipogi su tavim dirbu jau ne 1 metai ir mane džiugina tavo pačios profesionalumas, tikslumas, klaidų neturėjimas. Tad šiandieną šiam visam džiugesiui paliksime tik tai įžangą, nes mes turime daug svarbesnę temą su tavimi, nes kaip žinia, Marytė dirba su Anglijoje gyvenančiais lietuviais, kas liečia stojimus į universitetus. Argi ne taip, Marytė? Taip, ogi taip. Ir parutuliuosim temą, ką mes gauname iš to, ne vien tik kvalifikaciją, parutuliuosime, kokie yra trendai, ir kokie pokyčiai dar laukia dėl finansavimo. Tai iš esmės tas maždaug 3 temas mes bandysim perteikti jums ir kad jūs jau žinotumėte į priekį. Tai va, mėlieji, jeigu jums yra aktualus stojimai į universitetus Anglijoje... Visiems turi būti aktualu, kas dar to nedaro. Visiems turi būti aktualu, nes iš tikrųjų aš irgi tai padariau 40 metų ir jau dabar 43 ir jau laukiu diplomo, tikiuosi paskutiniai egzaminai bus išlaikyti ir iš tikrųjų aš irgi pradėjau viską kaip nepaslaptis su tavimi. Ir kaip iš tikrųjų buvo patogu, kada žmogus viską už tave sutvarko, visus stojamuosius egzaminus, ne egzaminus, o dokumentų pateikimus, nes tenais toj visoj lentelių gausoj tikrai gali pasimesti ir labai atsakinga, kad nepadaryt klaidų, kad iš tikrųjų stoti. Taip, kad drąsiai... O taisyti yra sunkiau, čia yra faktas. Drąsiai galiu sakyti, kad tu, Marytė, mano esi krikštamotė, kas liečia teisės studijas, su labai dėkinga ir patenkinta tavo darbu, nes įžanga, kurią padarėjai, aš turbūt išpildžiau visus lūkesčius ir va. Aš atsimenu, kas eina teisę studijuoti, būna man mes užsisakom pokalbį. Ir tas žmogus, kuris manęs kamantinėja kaip policininkas, kaip detektyvas, žinokite, visi eina studijuoti teisę. Tai aš galvoju, aš net nenoriu, net nebuvau išgirdus, ką tu nori, jau galvoju, ne, aš tikrai siūlysiu teisę ir aš labai apsidžiaugiau, kad tu pasakė, aš noriu teisę, valio, atitinki to, ko tau reikia. Tai dabar sakyk, Marytė, tai... Pati gali netgi pasiūlyti žmogui. Pavyzdžiui, nori studijuoti, bet nežino kur, nežino ką norėtų studijuoti. Darai kažkokią tai tokį pasibendravimą, kad žmogui padėti apsispręsti, ar tiesiog jau žmogus turi ateiti konkrečiai žinodamas, aš noriu studijuoti ten ir ten. Tiesiog aš manau, kad yra neįmanoma žinoti, kur tu nori ir kaip, nes pas mane ateina vyresni studentai, yra senos žinios, kas iš tikrųjų kokie specialistai reikalingi ir kas ateityje ko gali reikėti. Taip pat tiesiog koks studijavimo moduliai dabar absoliučiai yra pasikeitę. Paskaitas galima lankyti ir savaitgaliais, ir vakarais, ir 2 dienas per savaitę, yra ir blended, yra daug įvairiausių pasirinkimų, kaip lankyti paskaitas. Tai vien pagal specialybę arba gyvenimo būdą, kokį užimtumą turi, vėl aš tai parenku. Tai čia yra idealiausias variantas su manim susiskambinti. Mes, aišku, žiūrim pagal mano darbo užimtumą, nes tai užima apie pusę valandos, geras pokalbis valanda, tai tiesiog užsisakome, kada jums patogu ir man. Ir tada mes turime tą tokį
mini vidinio energijos patikrinimą, ar esat sėslesnis, ar esat aktyvesnis, ar jums reikia darbo prie kompiuterio, jūs tiesiog savo hobio išnaudojate visus tos privalumus finansinius, galite keliauti ar kažkuo užsiimti. Tai yra geriausias dalykas su manim pasikalbėti, bet jeigu jūs jau ateinat, žinot, ko norite, tai čia yra puiku. Tada aš peržiūriu, kur gyvenat pagal lokaciją, koks universitetas, peržiūrime modulius ir jeigu viską aš jau turiu, ko jums reikia, tada mes einam į priekį. Sakyk, prieš 3 metus pačios paslaugos šitos veiklos buvo nemokamos. Ar dabar kas nors pasikeitė, ar dabar atsirado pas pačią kažkoks tai mokestis, kad pasimti konsultaciją, pasikonsultuoti ir tvarkyti dokumentus dėl stojamųjų? Ar tai kainuoja? Pas mane tikrai niekas nekainuoja. Yra žinoma, kas už tai ima mokestį, tačiau pas mane visiškai yra galima naudoti mane nuo A iki Z ir kada aš jau esu jūsų. Tiek, kad užtat aš ir neapmokestinu, nes žmogus turi turėti laisvę bent jau pabandyti, tiesiog nuo to ir prasideda, kad nieko jis man neįsipareigoja, kad ir mes pradėjom procesas, jis gali ir sustabdyti. Jisai įstojo, jisai gali atidėti studijas, tiesiog absoliuti laisvė pagal tavo būtent dabartinę situaciją, ar tu esi pasiruošusi. Tai vien dėl to yra žiauriai smagu, kad universitetai man leidžia dirbti ir žinoma, jie man apmoka už šitą darbą. Na, jiems yra malonu, kad aš surandu vyresnius studentus, jie dievina vyresnius studentus, ypatingai lietuvius, nes mes esam kruopštus, atkaklus, kaip, žinai, vikingai likę iš senų laikų. Tai labai džiaugiasi dirbdami su manim ir aš džiaugiuosi, kad į mane kreipiasi žmonės, kad aš turiu šansą pakeisti tiek žmonių gyvenimų. Ir savo, aišku, aš lygiai tuo pačiu principu ir pakeičiau gyvenimą. Nes man labai patiko, buvau padavėja tikrai, prabangiam bare, atėjo vienas bankininkas per pietų pertrauką, sako, neš Margarita. Žiūrim, kas čia bus toliau. Ir sako, tu dabar man neš Margaritas kas 5 minutės. Galvoju, ne, jau čia kažkas visai įdomu darosi. Sako, bus ten baisinė krizė, mažutė, sako, eik mokinti. Sako, aš žinau, tu protinga, tu gali. Ir ką, po savaitės aš jau universitete. Prasidėjo mano kelionė. Bet aš žiauriai dėkinga. Irgi turi krikštatėvį. Turėjau krikštatėvį. Aš tiesiog tai priėmiau kaip dovaną, tuo metu aš net nesupratau, kad tai yra dovana man atsiųsta iš kažkur tai, bet aš ją pasinaudojau. Taigi, tie, kurie nori pasinaudoti tą dovaną ir mano tą pagalbą ir įžvalgą ir tiesiog visą tą procesą praeiti sklandžiau, tai aš visa jūsų. Nuostabu. Sakyk, Maryte, tu turi kažkokį tai konkretų universitetų sąrašą, ar esi lanksti? Kaip visas tas procesas? Ar žmogus yra apribotas kažkokiais universitetais? Pavyzdžiui, dirbi tik su vienu universitetu ir tik tais tam universitetui siūlai studentus. Kaip šita situacija yra? Yra skaičius universitetų, su kuriais aš dirbu. Taip, tai yra tiesa, nes žinoti visų universitetų stojimo sistemą ir reikalavimus tiesiog yra neįmanoma. Taip pat žinoti, kokios yra studijos, kokio lankymo paskaitų moduliai. Tai dėl to aš jau dirbu su tais, kurie yra patikrinti, nes čia ir aš atlieku tą pirminį darbą, jūsų patikrinu metų iš metus, ar jis yra patikimas, ar yra dėstytojai, kurie draugiški, stojimo sistema, visa tai jau dabar yra praėję visą per mano sistemą ir suvirškinta ir jums pateikta. O dabar sakyk, tavo nuomonė, kodėl reikia stoti į universitetą, pavyzdžiui, 40 metų, ar 30 metų, ar 50 metų žmogui, ar ne? Kodėl tavo nuomonė reikia stoti ir studijuoti? Tai grinai asmeninę savo patirtį galiu pasidalinti dabar su žmonėm, kai aš bendrauju ir pati jau esu virš 40 ir tikrai nemažai yra stojančių virš 40. Aš manau, tarp 35-45 metų žmogus atranda vidinę brandą ir jau suvokia, ko jis nenori daryti,
nes turi patirties, kas nepavyko praeitį. Ar jisai nori, ta prasme, per naujo gimti. Aš vadinu studijas vyresniuose metuose, tu per naujo gimsti, kaip ir būstini save, nes jeigu nori raumenukų, eini į salę, lakstai ten dviračių mini ir taip toliau. Bet jeigu nori, kad tavo smegenys per naujo užsikurtų, tai čia yra pati geriausia vieta tai padaryti, nes sistemingai tu 3 metus darai, skaitai, rašai, bendrauji, eini iš komforto zonos. Ir va tas būtent periodas, tie 3-4 metai, per tai jums pataps savaime suprantama ir kūnas jau reaguos į informaciją, jau kaip prašau, ateikit pas mane, o ne per jėgą bandyti kažką į galvelę įsidėti. Tai va dėl to yra pats geriausias dalykas savęs atradime per naujo ir dėl savo saugumo, nes tai turint išsilavinimą, tai čia vienas iš geriausių saugumo faktorių, ką gali turėti. Namą gali prarasti, apmokestins, atims, tavo žinias niekas netims ir jos yra brangios. Būtent. O dabar kaip šių dienų universitetai, jie reikalauja labai aukštų įstojimui tavo baigimų rezultatų, ar yra lanksčios specialybės, kad vienur praktiškai ir be vidurinio gali įstoti, o kitur jau reikia aukštesnių balų. Kaip yra su mūsų praeities baigtų 12 klasių diplomais? Šiandieną iš esmės užtenka noro ir energijos ir anglų kalbos pagrindų. Kas turi atestatus yra puiku, nuostabu, bet vien to atestato ne visais atvejais užtenka, norint papulti ar 3 metų studijas, tiesiog arba būna pažymiai žemesni, arba nėra ten valstybinio egzaminų, kurių reikia, bet tai yra ne bėda, nes tu gali stoti į paruošiamuosius metus su foundation metais ir tiesiog per tuos metus įgyji level 3 qualification ir tada jau būni pasiruošęs pirmiem metam. Tiesiog universitetai pagal įstatymą turi teisę tai padaryti ir pasiruošti ir kad jūs būtumėte tiek anglų kalbos lygyje pasiruošę ir emociškai, tiesiog lengviau yra įsivažiuoti. Netgi kiti specialiai renkasi ilgesnės studijas, nes yra augantis vaikai arba ypatingai jaunas žmogus, netgi aš rekomenduoju ilgiau, nes kuo tu esi vyresnis, jau dabar nebėra tos dalykas, kad kuo jaunesnis, tuo geriau dabar yra ir su kai kuriom kvalifikacijom yra geriau, kad tu esi vyresnis, nes turi jau gyvenimiškosios patirties. Tai šitas yra kiekvienas mūsų, tai yra dovana gyvenimiškoji patirtis. Aišku, ten būna blogų, gerų, bet jei tą pamoką išmokai iš blogų situacijų, tai jau yra dovana. Taip. Kiek žinau, buvai konferencijoje čia praeitą savaitę berods jau, ar ne, paskutiniai toj konferencijai. Kokios yra šviežiausios naujienos, apie ką išgirdai konferencijoje? Taip, puikios yra naujienos tame, kad dar metus nebus jokių pokyčių, kas liečia stojimo reikalavimus ir kokių dokumentų reikės. Nes šiuo momentu, kaip ir minėjau, anglų kalba, mini anglų kalbos testas. Kitais metais jau jie nori šitą pakeisti. Tai kad šiemet tai yra puikus momentas, nes vis dėlto studijos yra finansuojamos iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ir yra sumos tikrai solidžios ir jie nori dabar, kad būtų ir pakankamai nemažai tų darbininkų. Bet jeigu tu viduje degi, tu eisi į priekį, tau sąlygos yra tai padaryti. Arba tu ilgai apie tai galvojai. Tai gal jau reikia nustot galvoti ir sakykit, man atėjo mano laikas. Tai mano naujas šūkis yra, atėjo mano laikas. Marytė, norisi.
Jo, paminėjai iš mokesčių mokėtojų pinigų, bet vis tiek mes, kas stoja į universitetus, ima student finance ir mes kaip ir įsipareigojam, pasiemam paskolos tą naštą. Na, jinai tokia, taip, valstybinė ta paskola ir imant ar paskolas, ar kitas kažkokias tai, nežinau, mortgage ar kažkokius tai niuansus, jinai nefigūruoja kaip paskola. Bet jinai vis tiek yra paskola, kurią reikia... Jinai absoliučiai yra kitokia paskola. Absoliučiai kitokia. Jeigu jūs neuždirbate iki 25 000, jūs nieko nemokate. Nedirbate, nemokate. Jeigu uždirbate daugiau ir jums ten reikia atidavinėti kiekvieną mėnesį kažkokią nedidelę sumą, tai ta prasme, jums neskauda, nes jūs turite geresnį darbą, ar dirbate mažiau valandų, ar dirbate tai, ką norite. Dabar statistiškai, kad visą paskolą atiduoda, tai yra tik 30% asmenys, tai yra žiauriai žemas procentas, tai va dėl to ir keistas sąlygas, kad tas procentas kiltų būtų ne 30, įsivaizduoju, kokią 80, 70, tai jie nori va, būtent šitą dalį pakeisti. Tai vis dėlto iš vis nereikia bijoti tų studentų paskolų. Absoliučiai, aš pati jau savo atidaviau, bet, na, buvo momentų tokių, kai gale metų reikia susimokėti solidžią sumą, bet kai aš pažiūriu procento, kokią aš atidaviau ir kokią aš turiu algą, tai vis dėlto yra gera investicija, labai puikia. Ir beprocentinė? Na, ten reikia detaliau žiūrėti į tos procentėlius. Reikia žiūrėti detaliau, bet jeigu tu esi vyresnis asmuo, ten galima skaičiuoti kiek nori, kaip nori, tu niekados netiduosi viso finansavimo. Tai kai manęs klausia, oi, čia žinai, dėl to sakau, tu iš vis galvytės net nesuk, nes tau yra virš 40, tiesiog pasim geriausią buhalterį, kad tau pabandytų paskaičiuoti, ar tau pavyks jį atiduoti. Ne, niekados. Tai, kad pasim kas tavo ir į priekį. Kitas trendas, dar norėjau paminėti kitą trendą. Dabar valdžia žada keisti į vizų išdavimo taisyklės. Jie dabar favoruos tie, kurie baigia universitetus ar koledžus Jungtinėje karalystėje, ypatingai su sveikata susijusi kvalifikacijose. Nes vis dėlto jie atvažiuodavo, jie pateikdavo savo išsilavinimą ar licenzijas, na, jų patikrinti kokybės būdavo neįmanoma, o iš tikrųjų su su care sektoriumi, su sveikata mokyklose kokybė yra šiuo momentu žema, tai jie nori pakelti savo specialistus, pasiruošti ir įvesti licenzijas. Tai 2-3 metų laikotarpį bus privalomos licencijos, šiuo momentu yra rekomendacinio pobūdžio ir jos bus privalomos. Tai ir aišku, automatiškai sąlygos darbo gerės ir uždarbis. Ir jeigu esi asmuo tas, kuris patinka bendrauti, gauti grįžtamąjį ryšį iš žmonių, kad tu padėjai, tai čia yra puikus sektorius šiuo momentu pradėti studijuoti. Kitas trendas yra cyber security ir computer science. Su cyber security be proto šiuo momentu didelis trūkumas yra specialistų, tai yra su kurio universitetu dirba, yra pabaigę studentai dirba net ir Google'ui, Amazon'ai, ta prasme visos didesnės įmonės valstybinės ar privačios dabar samdo šiuos specialistus, nes visi blogučiai sėdi internete ir užsiima visokiais reikaliukais. Na, mes visą laiką iš bankų girdim per žinias, kad va, tą ir tą daro, bet nėra dar sistemos, kaip tai sukontroliuoti. Tai dabar vėl yra daromas papildomas specialistų ruošimas, kad galėtų šitą problemą pradėti kontroliuoti. Na, jinai nedings, bet bus kontroliuojama problema. Tai vėlgi siūlau labai į šitą taip pat rinkti studijuoti. Jo, labai sutinku, nes aš pati ir diplominį darbą rašiau apie šią temą, tai iš tikrųjų yra labai didelis dar trūkumas būtent šios srities specialistų. Ar dar yra kokie trendai? Ar čia yra tie 2 pagrindiniai, kur jau yra labai akcentuojama? Šiuo momentu šie yra 2 pagrindiniai, kas bus 1-2 metų laikotarpiu. Bet yra ir specialybių, kurios yra klasika, vadinu, žinai, kaip rožės žydinčios, yra ir buhalterių, ir su teisė. Na, su teisė tai visą laiką yra reikalingi specialistai ar skaičiuoti pinigus, ką mes uždirbame.
šitie klasikiniai yra ir verslo pakankamai paklausi, bet aš verslą visiems siūlau studijuoti verslo vadybą tie, kurie iš tikrųjų nori kurti verslą. Arba iš savęs tiesiog jiems patinka organizuoti, sudėlioti, perduoti darbą. Ne tas asmo, kuris, žinai, mėgsta atsisėsti ir pats viską vienas daryti, nes viską kontroliuoja. Tai vėlgi mes atsimušam į tą pačią pradžią, kad geriausia yra su manim pabendrauti pirmą ir tada rinktis, ką studijuoti. Ir pati padėti žmonėms sutvarkyti visus stojamuosius dokumentus, ar ne? Taip, yra nemažai dalykų, ką aš darau. Tai yra dokumentų paruošimas, taip pat paruošimas CV pagal universiteto reikalavimą ir motyvacinį laišką. Jeigu mums pavyksta, kaip su tavim, Sandra, pakalbėti, aš jau žinau, ką į motyvacinį laišką surašyti ir tiesiog prezentuoju tą informaciją į jų norimų formatu. Tai šitą padarau. Jeigu asmuo įstoja, tada jau vėl finansavimą pildau, tvarkau. Ir taip, ne vienerius metus, tiesiog aš nepaleidžiu asmens, likimo valiai, įstoja ir viso gero. Ne, mes bendraujam toliau. Supildau tą, kaip ir minėjau, finansavimą, taip pat būna enrollment, jau registracija į vidinę universiteto sistemą, bet ten irgi visą laiką būna, tai tą paspausiu, tai tą, žinai, tai jau aš žinau, kur ką spausiu, sakau, suspausk ir tada vėl jau sėdi žmogus be to streso parą ar dviejų, kaip taupau nervukus. Ir visa tai nemokamai. Taip, visi vaizduojat. Pati netikiu. Ne, tai aš, žinokit, gaunu atlygį. Aš esu žiauriai patenkinta, jie mane labai myli, įvertina už mano tokį nuoširdų darbą. Tai dabar reziumuojant, pradėsiu nuo tokios neigiamos pusės, tai kad artėja dideli pokyčiai ir tie pokyčiai bus ne į studentų naudą, ne į stojančiųjų naudą, ar ne? Visadagi taip, jeigu valdžia jau sako, kažkas keisis ir iš esmės jau yra diversija, kur finansus paskirstyti. Mes matom žinias, kad diversija yra ir saugumas, ir ten karo galima agresija. Tiesiog ir įmonės savaime, aišku, pradeda taupyti ant savo darbuotojų, kad turėtų, jeigu kažkas atsitiktų, muitų karai. Tai šis periodas yra puikus iš tikrųjų eiti į universitetą, nes jūs visą šitą išlauksit. Jūs save turbinsite tuo momentu ir jūs išlauksite visą šitą laiką, įgyja naujų žinių, kvalifikaciją, tai yra puikus momentas tai padaryti. Plus, aš nežinau, kiek čia yra tiesos, dabar ir Universal Credit, jie ten kažkokius pokyčius yra padarę, kad nori, kad asmenys eitų dirbti. Tai mamoms, tie, kurios turi 1, 2, 3, 4 vaikus, yra irgi geras momentas eiti studijuoti, nes kol vaikai praauga, tai jeigu paskaitas reikia 2 dienas skirti per savaitę, gali tuos darbus rašyti ar skaityti knygas, straipsnius tiesiog savo laiku. Tai čia irgi yra geras momentas, kad nebūti priklausoma nuo valdžios. Aš įsivaizduoju, mano saugumas tai yra, kad aš nuo nieko nepriklausoma pati save išsilaikau. Tai jie jau visą šitą jau bandys po lengvai žingsniais keisti, kad kiekvienas asmuo taptų savarankiškesnis. Tai būtent šitie lengvesni stojamieji dabar šiais metais dar garantuoti ir kitais, ar ne, o paskui jau nežinia, kaip bus. Aš įsivaizduoju, iki kitų metų, naujų finansinių metų bus garantuoti, nes galima studijas pradėti, kas labai nori, galima dabar pradėti ir Liepos vidury, galima pradėti yra tiesiog skirtingos universitetus, skirtingų laikų prasideda įvairios studijos. Tai liko iš esmės Liepa, rugsėjis, spalis, lapkritis, sausis. Tai visų šitų studijų pradžia būtent bus viskas pagal seną tvarką. O kai bus nuo kitų naujų metų finansinių, jau jie dabar leidžia straipsnius, kalba, kad bus prastesnės sąlygos, tai tikrai taip ir bus.
Griežtesnės, tiesiog gali būti nebelikti tos sistemos, kur galima stoti kaip suaugusiam asmeniui, jiems yra nereikalingas ar nebūtinas turėti vidurinį ar kažkokią kitą 3 lygio kvalifikaciją, tiesiog jūsų gyvenimiškoji patirtis, anglų kalbos pagrindai, turėti statusą ir gyventi Jungtinėje karalystėje. Šitas pokytis jau yra įvestas, kad neužtenka vien statuso turėti, reikia ir gyventi Jungtinėje karalystėje. Nes lygiai taip pat ir Britam yra taikomas šitas įstatymas, jeigu Britas išsikrausto iš Jungtinės karalystės ir gyvena kokio Ispanijoje paskutinius 3 metus, jam nepriklauso finansavimas. Tiek mums ta pati sąlyga yra taikoma. Tai naudokitės manim. Tai taip, tikrai raginu visus ir visas parašyti Marytei Kairytei, nuorodą jos Facebooko pamatysite dabar ekrane, ir tikrai pasikonsultuoti, jeigu tik tai galvojate, o galvokite apie tuos stojamuosius, nes tie metai pralekia labai greitai. Aš atsimenu, prieš 3 metus sakiau, viešpatie Marytė, 3 metai, nes aš tada stojau iškart be foundation, be tų įžanginių metų, 3 metai ir prašau, pralekia iš tikrųjų, nesigailiu nei viena minute ir tikrai labai įdomus buvo, labai įdomi patirtis pačio studijavimo. Tu ateini į universitetą, tu jautiesi toksai pakilėtas, ta visa universiteto energija, tas visas dėstytojų bendravimas ir iš tikrųjų tikrai nesigailiu, kad stojau ir kad studijavau ir netgi galvoju apie magistrą jau, gal ne šiemet, bet tikrai tokių minčių turiu, kur iš tikrųjų aš apie tai negalėjau net pasvajoti. Ir juo labiau irgi pasakysiu, mano atestate valstybinio egzaminų nebuvo ir aš įstojau į teisę. Na, greičiausiai nebeatsimeni jau tų mano buvo prieš 3 metus. Svarbiausia, tave gražuolė atsimenu. O sakyk, jau daugeliu žmonių padėjai stoti per... Kiek laiko jau dirbi šį darbą su universitetais ir ar daugeliu lietuvių jau padėjai, pabuvai tą krikštamotę? Jeigu jau neatsimenu kiek, tai jau sakyčiau daug. O dirbu tai apie 10 metų jau. Taip, tai yra labai ilgas. Taip, apie 10 metų dirbu ir jau galiu labai greitai prisitaikyti pokyčiams, nes čia ir yra žmogaus, žinai, privalumas, kad kuo greičiau prisitaikai, ar blogai ir geri pokyčiai, čia jau yra vertinamas. O dabar, jeigu rezumuojant dėl tų studijų, kiekvienas žmogus mes turime viduje, savyje, norint pasiekti kažką. Tikrai, absoliučiai, nes gimstam visi vienodai. Bet tiesiog atsisėsti ir pradėti kalbėti su savim. Pirmas pokalbis, sakyčiau, gal ir ne su manim, o su savim. Ko tu nori? Ar tu nori eiti į priekį, ar tau gerai ten, kur tu esi? Šiaip žmogaus prigimtis visą laiką yra noras tobulėti. Ir jeigu jau tu jauti, kad tu esi vietoje ir netobulėji, tai šitas iš tikrųjų metodas eiti į smegenų sporto salę 3-4 metų, tai yra puikus. Nuostabiai pasakyta ir iš tikrųjų labai teisingai. O taip, mielieji, 10 metų darbo patirtis, aš tikiu, kad tikrai esi jau guru šitoj situacijoje, šitoj erdvėj ir tikrai pašnekėjus su žmogum tikrai gali ir patarti, į kurią specialybę jam labiau orientuotis, jeigu žmogus yra pasiklydęs dar mąstymuose, tiesiog parodyti tą tiesesnį kelią, parodyti variantą studijų ar ne ir įvairius. Aš manau, kad aš ką padarau, aš tiesiog paprašau žmonių, nustokit save nuodyti blogom mintim. Nustokit, pradėkit galvoti apie gerą dalyką. Atsigulk ir pasvajok. Tiek kartais tai reikia save užsikurti. Ką mums reikia tų nuodų? Nereikia. Tai kągi, dėkui labai už labai šiltą ir nuostabų pokalbį ir labai informatyvų. Aš tikrai tikiu, kad Anglijoje gyvenantiem lietuviam. Dar daugiau laukia, jeigu su manim susisieksi.
Būtinai. Ir aš tikiu, kad šita informacija tikrai daugeliu lietuvių bus naudinga ir informatyvi, ir daugelis gal net nežino, kad taip galima nesudėtingai įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir siekti savo tikslų ir būti orus ir kitoje šalyje ir išeiti galbūt iš fabriko erdvės ar iš žemesnės kvalifikacijos darbų erdvės ir pasikelti ir savo algą, ir savo orumą. Taip. Tai va, dėkui labai tau už šį nuostabų pokalbį. O kągi, aš tikiu, mes galbūt susitiksime dar ne kartą ir pakalbėsime. Vienas malonumas. Buvo nuostabu. Iki, mieloji. Iki. Iki visiems.